Tokia graži ir saulėta diena, todėl Autostebuklai pristato ne automobilį, o motorolerį. Tai yra Piaggio grupės kūrinys, tai yra Vespa. Čia yra pati galingiausia Vespas versija, tai yra GTS 300. Čia yra sumontuotas 278 kubinių centimetrų darbinio tūrio variklis, kuris iš viso 17,5 kW galios. Čia yra tikrai pakankamai greitas ir stilingas miesto motoroleris Vespa. Šitas motoroleris yra GTS Super, tai reiškia išskirtinis dėmesys dizainui. Šiuo atveju yra išskirtinė geltona spalva, juodi ratai su štai tokia juostelė. Juostelė ant sėdynės, raudona spyruoklė. Tai yra tikrai stilingas ir puikiai valdomas motoroleris. Tai yra 19 metų motoroleris. Čia jau yra sumontuotas HP variatorius, pats naujausias, kuris leidžia greičiau įsibėgėti. Čia yra sumontuota ABS ir ASR sistema. LEDinis galinis žibintas, priekinis LED žibintas. Tas motoroleris turi tikrai nemažą daiktadėžę, kurioje telpa 2 atviro tipo šalmai. Galima susidėti kitus daiktus, telpa netgi kuprinė, kas kelionės metu suteikia lengvumo pojūtį. Yra štai tokia daiktadėžė, kas leidžia sutalpinti vandens buteliuką arba telefoną ar kitą įrenginį. Degalų bakas. Ir štai čia telpa apie 9 litrus kuro. O daiktadėžė yra variklis. Atrodo štai taip. Čia matosi kuro įpurškimo sistema ir kiti elementai.